Štai tokie vaizdai interneto svetainėje YouTube pasirodo nuolat, o tokios situacijos mokytojų jau net nešokiruoja. Apklausos rodo, kad mokytojai dėl patiriamo smurto bijo kreiptis ir į vadovybę. Neva tai, kad nesusitvarkai su nevaldomu mokiniu, gėda, o elgesių problemų turintis moksleivis darosi vis labiau nevaldomas. Mokytojai neturi įrankių, kaip jiems elgtis. Ar ne, mes perėjom nuo sistemos, kur mokytojai turėjo visas teisės, prie sistemos, kur mokytojai nebeturi teisių. Ar ne, nes, vaikas, esu girdėjusi, kad vaikas pasakė mokytojui, tu tik pabandyk mane paliesti. Ar ne, bet tam tikrose situacijose suaugęs turi galėti ne tik paliesti, bet ir suvaldyti nepilnametį, ar ne, ir už tai nebūti nubaustas, jeigu tai vėl yra atliekama pagal tam tikrą procedūrą ir laikantis tam tikrų taisyklių. Ir aš manau, kad tų taisyklių nebuvimas arba stoka šiandien mokyklose ir padaro tokią situaciją, kur mokytojas jaučiasi bejėgiu. Jeigu mokytoja pirmą kartą patyrė psichologinį smurtą, jinai patiria kultūrinį šoką. Klausimas, ką jin po to daro. Jeigu jinai nutyli, jei gėda prisipažinti galbūt netgi namuose, tuo labiau kolegoms, tuo labiau, kad direktoriui ir panašiai. Ir tokie įvykiai mokiniai pastebėję pradeda kartotis. Ir mokytoja ilgai kentėjusi arba bandžiusi pati išspręstas problemas ir ateina tokia diena, kad tie vaikai ir mokiniai su ją arba su juo elgiasi visiškai netinkamai, jų daug. Tada mokytoja pradeda šaukti pagalbos. Vilniaus Baltupių progimnazijoje nuolatos vykdoma patyčių prevencijos programa. Tokių programų Lietuvoje yra ne viena, tyrimai rodo, kad jos efektyvios. Patyčių sumažėja bent 5%, tačiau jas vykdo vos pusė šalies mokyklų, dažniausiai dėl paprastos priežasties tiek administracijai, tiek pedagogams padaugėja darbo, už kurį niekas papildomai nemoka. Iš kitos pusės reikia keisti ir teisinę bazę, reikia didinti mokyklų vadovo atsakomybę, realią atsakomybę už mokykloje vykstančius procesus, nes šiuo metu švietimo įstatymas, kiti teisės aktai numato, kad jie yra atsakingi už visų mokyklos bendruomenės narių saugumą, bet realiai jie šitos funkcijos nevykdo ir dėl to, kad jie neturi fizinių galimybių, bet kaip ir sakiau, kartais jie tiesiog patys sukuria precedentus, kad mokyklos bendruomenės nariai visų pirma mokytojai jaustųsi nesaugus. Tokie sprendimai apie baudą, sakysim, arba pažymių įvedimas, taip toliau, tai yra pakankamai nerimta, nors gali būti taikoma ir panašiai. Ir kas, kad bus baudos, kas jas išieško, sakysime, ir ar ta bauda, sakykime, kam turėtų būti skiriama ir panašiai. Aš nemanau, kad aš galvoju, kad ką aš anksčiau kalbėjau. Turi tėvai pasitikėti mokykla, kad jin yra saugi. Kodėl į mūsų mokyklą veržėsi 6-mečių tėvai? Mes jau atidarėme 4 priešmokyklinio ugdymo grupės, kai kitur tėvai bilinėjasi ir atsisako eiti kitas mokyklas. Tai tėvai žino, kad mūsų mokykla yra pakankamai saugu. Šiuo metu atostogaujantis švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis vos tapęs ministru pabrėžė, kad nei naujos griežtesnės baudos tėvams, nei grotos ant mokyklos langų pagerinti situacijos nepadės. Teisinė bazė šiuo metu esą pakankama, o smurtas mokykloje bus tol, kol jį toleruos visuomenė. Tačiau mokytojai atviri prieš 3 metus priimtos tuomečio švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtintos rekomendacijos dėl poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems galioja ne visose mokyklose. Pavyzdžiui, mokytojas įtaręs, kad vaikas gali turėti narkotikų ar ginklą, jo daiktų apieškoti neturi teisės, tačiau policija, kuri turėtų tai daryti, kviečiama itin retai. Administracinėme kodekse už netinkamą vaikų elgesį numatytos baudos tėvams, tačiau vėlgi, tokių atvejų beveik nėra, nes mokyklos vengia spręsti problemas kartu su policija. Klausimas yra, kiek yra, praktikuojama, kiek yra bandoma, imituojant realią situaciją, tokių, jau krizių suvaldymo praktiką.
tai turbūt to trūksta, nes savo vaidmenis ir realų veikimą mokytojai tada suvoks, kada jie bus pabandę, kaip tai daryti. Nes tas atvejas, kada prieš turbūt kelis metus pradinukas su plasmasiniu peiliu mojuodamas bėgioja po mokyklą ir kuomet mokyklos vadovas užsirakina savo kabinete vietoj to, kad darytų tam tikrus veiksmus, yra tik geras paliudimas, kad net ir tai, kad faktiškai visos mokyklos yra apmokytos, ką daryti, jų įgūdžiai, kaip veikti tokiose situacijose, yra labai riboti. Šiandieną skaitysime prakalbai malonų įskaitytoją. Amerikiečių atliktas tyrimas parodė, kad praėjusio amžiaus viduryje didžiausiamis problemomis mokytojai laikė triukšmavimą, gumos kramtymą ar apsistumdymą, o šiandien mokyklose tenka kovoti su narkotikais, muštynėmis, patyčiomis, net prievartavimais. Ir Lietuvoje vis garsiau skamba sunkiai suvokiami atvejai, kai pavyzdžiui Panevėžyje moksleivį šantažavo direktorė ir jai grasino, arba kai vienoje Klaipėdos vidurinėje pedagogai moksleivis praskėlė lūpą ir išmušė 2 dantis, o Kaune moksleiviai net buvo padegę savo mokytoją. Ačiū žiūrėjusiems, netrukus eteryje Nusikaltimas ir bausmė kriminalinės paslaptys su Kristupu Krivicku. Iki pasimatymo rytoj laidoje Lietuva tiesiogiai.